vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose yra minimas Tūkstantinburgo analuose. Ir dabar mes sužinosime, ką vis tik tai apie tai žino miestelių gyventojai. Sveiki, vyrai. Ar žinot, kada pirmą kartą buvo paminėtas? Kaip? Pirmą kartą paminėtas vardas, ar žinot kada? Seniai tą istoriją varčiau. Darom. A? Nu, palauk, nu. Tai kada čia galėjau? Nu, tai... Kada Saulės mūšis buvo? 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6, tai... Nu ką, atimk Žalgirio mūšį 140. Palauk, ko tu klausi? Sveiki. Ar žinote, kada buvo pirmą kartą paminėtas vardas? Nu, vardas tai vardas, bet aš tau pasakysiu. Va tai, va, ką dabar va daro, va mūsų valdžia su visais va šita va savo partija. Tai čia yra, va, tau pasakysiu, nesikeikiant. Vardas tai yra vardas, bet tai va jūs pasižiūrėkit, va dabar va atvažiavot ar ne, va į mūsų gatvę. Kas čia vyksta? Kaip žmonės gyvena? Vaikai yra. Kaip va dabar va žmonės, va kaip gyvena? Aš, suprantat, nebėra tos meilės. Jos nebėra. Nes žmonės jos, nu... O kada buvo paminėtas vardas? Aš tau sakau, kad tai yra, nu, ne tame esmė, kada. Dabar visi mini tą vardą, dabar ir jau keikia širdį tą vardą. Kas čia paminėtas? Kas čia paminėtas? Kas čia minėtas? Kas paminėtas, klausiu? Kada pirmą kartą buvo paminėtas vardas? Per televizorių? Blogai formuluot klausimą, nes nesmė, kada jis buvo paminėtas, svarbu, kad buvo paminėtas, nes Lenkaus kas nors minėjo, neminėjo. Kryžiuočių ordinas ir viskas. Latvijos minėjo kas nors, neminėjo. Livonijos ordinas ir viskas. Ir apskritai reikia mažiau kalbėti, tada bus viskas geriau.